jūs nusprendėte tapti žaliavalgė ir kodėl? Tikriausiai atėjo tam tikras momentas, tą minutę taip turėjo viskas įvykti. Tikrai nei planavau, nei ruošiausi, nei galvojau. Ir aš savo pasakiau, nuo šio vakaro, ne nuo rytojaus, ne nuo pirmadienio, bet nuo šio vakaro tu nebevalgai mėsos. Ir sakykit, kiek laiko jau visas šitas? Lapkričio 15, tai yra praeitoj savaitei, jau metai laiko. O sakykit, kaip organizmas reagavo iš pat pradžių į tokius pokyčius? Tiesiog negaliu nieko pasakyti blogo, nes jisai, matyt, kaip sakau, pasąmonėj viską susistačiau, kad aš turiu taip daryti. Nepabandysiu, bet darysiu. Nei jokio atmetimo, nei jokių kažkokių, tai viskas buvo super. Kaip reaguoja jūsų šeimos nariai? Iš pradžių nepatikėjo, o toliau paragavo, pamatė ir jungėsi ir pritarė, tiesiog nes pamatė, kokie vyksta pasikeitimai. Pradedant to išlaisvėjimo, tada oda išskaistėjo labai, svoris nukrito. Šiaip medikai, kai kurie labai nuogąstauja, kad mums lietuviams, toksai gyvenimo būdas jisai netinka. Tai tiesiog man tas tinka, aš nejaučiu trūkumo, kad mane kažkur tai kliūčiau už plytelių, eidama gatve, kad mane iš šonus mėtytų kažkaip, tai aš pradėjau geriau miegoti vienas, tai yra labai svarbu, labai gilus miegas, aš atsikeliu pailsėjus, nes neapkraunu skrandžio ir jeigu aš metus laiko jaučiuosi gerai, vadinasi, mano organizmas pasakė, kad viskas yra gerai. Būti žaliavalgė tai reiškia, kad valgote vien tik tai namie pagamintą maistą, jeigu, sakykime, išeina kažkur su draugais ar ne, į kavinę. Stengiuosi nebevaikščioti po tokias vietas. Tiesiog galiu palaikyti kompaniją, pasiemant stiklinę vandenuką. To poreikio maistui tokio nėra, aš stengiuosi visada pavalgyti namuose. Ir jeigu tenka kelionėje būti, aš tiesiog įsidedu savo davinį. Jeigu žmogus nuspręstų eiti šito keliu, tapti žaliavalgiu, nuo ko jis turėtų pradėti? Aš manau, kad čia gal labiau žinantis galėtų, nes aš pati pradėjau neskaitydama, nei bijočiau gal suklysti. Pradėjau nuo salotos lapo, galvojau, kad aš išgyvensiu to salotos lapu, pasirodo, reikia įtraukti daigus. Sėklas reikia įtraukti, va šito aš nežinau. Įtrauk, sako, pupelės, įtrauk lęšius, įtrauk žirnius. Kaip įtraukiau šituos, viskas. Kaip planuojat, pavyzdžiui, savo valgiaraštį, ne? Tiesiog jau neplanuoju, nes kadangi metai laiko, keliesi ir žinai, iš ryto aliejukas išgertas yra, tada kokteiliukas, viskas į darbą bėgte. Priešpečiai būna sultis, arba moliūgų, arba morkyčių, arba apelsinų greipfruktų va dabar. Tada po valandos mane pakviečia jau sultis išsivirškinusios, susivaikščiojusios, mane pakviečia pietų. Tiesiog salotų prisiplėšiau, padažiuką pasidarius, kažkokį tai lengvą. Man to užtenka. Sauja, viskas tilpo į skrandę, aš lengva, aš toliau einu dirbti. Popiečio, kaip sakyt, užkandėlės, tai būtų kokia 10 vynuogių. Automatiškai maišelį, pas tai viskas yra surūšiuota. Pusryčiai, pietus, vakarienė, pavakariai, vanduo visada paruošta, 1,5 litro vandens, visainį, vis po gurkšnelį. Visada turiu savo džiovintos duonelės, labai valgyti noriu mašinoje, visur rankinėje nešiojasi po maišelį duonelę. Būtų moliūgai, šiuo atveju susitikimo padariau naujos duonelės, išdžiovinau, tai su daigintais grikiais yra. Ar geriat kokią šiltą arbatą? Ne, visiškai nėra poreikio jokiam šiltam maistui. Mane iš karto, aš tokia skaista veidė, mane iš karto raudonis išmuštų. Nereikia man to. Aš pati visa bėgte energijos pilna ir man karšta, man karšta. Kam mano meniu nėra vietos arbatai, nėra vietos sriubai. Jeigu aš suvalgau salotas, netelpa daugiau niekas. Jeigu aš suvalgau šitos duonelės, skrandis užsipildo, tas moliūgas matyti išbrinksta skrandėje.
Man nelieka vietos pašaliniam kažkokiam maistui. Tai kad pajausti tą malonumą didesnį, aš valgau ne šaukšteliu, ne šakute, o valgau pirštais. Po vieną. Taip, labai skanu. Kad maistas būtų skanus, man turi būti estetinis vaizdas. Negaliu valgyti bile kaip. Kaip ten derna daiginta. Dėsim tokį. Da mano mėgstamos gėlės, kurios yra ir lėkštėje, ir gyvenime visur. Keletą galima burokėlių. Tiesiog šone padėti. Čia yra saliero. Vėlgi žaluma, kad lėkštė atrodytų dar gražesnė, dar gyvesnė. Ir beje, mūsų maiste reikalingos spalvos. Ir raudona, ir geltona, ir žalia, ir oranžinė. O šitų lapų tai galima prisidėti kiek tik tai nori. Dabar sezamo sėklos. Vėlgi, aliejus sezamų, sėklytės sezamų. Šoniukus. Mažą akcentą. Na va, daug iš burokėlio neišspausi, bet mažos gėlytės oranžinės. Jos jau priverčia nusišypsoti. Visi lapeliai. Na, o skonis nepakartojamas yra, nes iš tikrųjų raugintas agurkėlis turi ir druskytės, ir rūgštelės. Ir suvalgius tokį patiekalą, duonelė beje, daigintų grikių, kaip visada turi būti šalia. Vat ir kūčiom man labai užteks, visi valgys silkę žuvį, jų pasirinkimas toks, mano toks ir lygiai taip pačiai mano šeima paragaus šitų mano salotų ir galbūt netgi nebesinorės ir silkės ir žuvies.